Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 38-oji 2022 metų savaitė. Tai yra savaitė prasidėjusi rugsėjo 19 dieną. Su pirma, sveiki, senokai nebendravom. Atsiprašau už ilgą pertrauką, pastarieji metai buvo pamišę. Bet štai, aš vėl čia ir tikiuosi grįžti į įprastą savaitinį naujienlaiškį ir tinklalaidės ritmą. Dabar prie reikalo. Kas geresnio šią savaitę energetikoje? Karaliaučiaus elektrikai jau antrą kartą šiemet atšaukė savo sistemos bandymus. Itin gausi aplinkos ministerijos parama naminėms baterijoms įsigyti sulaukė didelio pasisekimo. Be to, įvyko šiokie tokie poslinkiai jūrinio vėjo parko projekto fronte. Štai papunkčiui. We should have listened to those who know. Jaučiuosi turinti šiek tiek kompetencijų šitą temą. Pagrindinis sankcijų kirtis turi būti nukreiptas į energetikos sektorių. Šį savaitgalį, rugsėjo 24 dieną, turėjo vykti Karaliaučiaus elektros sistemos izoliuoto darbo bandymas. Tačiau savaitės pabaigoje Litgrid pranešė gavusi Rusijos elektros sistemos operatoriaus pranešimą, kad jis atšaukiamas. Plačiau tokio sprendimo priežastys nėra komentuojamos. Tai jau antrasis kartas, kai energetinio karo sąlygomis Karaliaučius neišdrįsta išsibandyti savo sistemos. Rusijos anklavas iki šiol atliko 3 izoliuoto darbo bandymus. Pirmasis vykdytas 2019 metais ir truko 72 valandas. Antrasis ir trečiasis, atitinkamai 20 ir 21 metais, truko po 8. Šių metų birželio pabaigoje planuotas dar vienas 8 valandų trukmės sistemos darbo bandymas taip pat buvo atšauktas. Šį savaitgalį planuotas bandymas turėjo trukti kiek ilgiau – 14 valandų. Karaliaučiaus bandymas turėjo vykti tuo pačiu metu, kaip ir elektros sistemos bandymas Lietuvoje. Dar birželio mėnesį mūsuose tikėtas jį atlikti rugsėjo 10 dieną. Vėliau jis buvo perplanuotas 24-ai, suderinus jį su kaimynėmis. Šis buvo atšauktas rugsėjo viduryje dėl įtemptos padėties Baltijos regiono rinkoje. Kaip tyčia, šią savaitę Estijos perdavimo sistemos operatorės vadovas Taavi Veskimägi užsiminė, kad Baltijos šalių atjungimas nuo rusiškos sistemos dėl išaugusio dujų poreikio dabartinėmis kainomis atsieitų iki 1,5 milijardo eurų. Dar rugsėjo viduryje jis teigia, kad bendras visų 3 Baltijos šalių sistemos bandymas turėtų vykti, kai visos šalys bus pasirengusios. Kodėl tai svarbu? Karaliaučiaus sistema prie rusiškosios yra prijungta per Lietuvą. Eksklave įgyvendinti projektai turėtų leisti jam veikti savarankiškai. Taip pat Rusija yra sustiprinusi savo tinklą aplink Sankt Peterburgą, tam, kad atjungus Baltijos šalis, antras didžiausias Rusijos miestas būtų aprūpintas elektra. Latvija ir Estija atskirai savo sistemų pajėgumų dar nėra išsibandžiusios, o Lietuva yra atlikusi kai kuriuos bandymus. Baltijos šalių atjungimo nuo Rusijos sistemos pamėklė kybo virš regiono kaip energetinio saugumo grėsmė. Tačiau Karaliaučius pastaruoju metu nedrįsta savo sistemos išsibandyti. Latvija ir Estija taip pat neskuba bandyti savo sistemų, nerimaudamas dėl galimo Rusijos atkirčio. Jei reikėtų spėti, sakyčiau, kad nei viena pusė nėra suinteresuota aštrinti padėties, nes nei viena nėra tikra, kad dėl tokio sprendimo nukentėtų mažiau nei priešinga pusė. Aplinkos ministerija išdalino 1 milijoną eurų ES paramos lėšų gyventojams elektros kaupikliams namuose arba baterijoms įsirengti. Paramos buvo galima tikėtis iki 10 kWh galios įrenginiui, jos prašyti galėjo tik nuosavą namą ir saulės arba vėjo elektrinę turintys ir ją įsirenginėjantys gyventojai. Tokia parama dalinta pirmą kartą. Ji turėjo būti dalinama iki birželio 19 dienos arba kol baigsis paramos etapo lėšos. Beveik 300 gyventojų visos paramos pasiprašė per vieną dieną. Vidutinė prašoma kompensacinės išmokos suma siekia beveik 4200 eurų, siekiant įsirengti beveik 10 kWh įrenginį. Už 1 kWh baterijos galią nustatytas paramos įkainis siekia 450 su trupučiu eurų, jei įrengiama ličio fosfato baterija. 391 su trupučiu skiriamas ličio jonų kaupikliui. Šiuo metu balansavimo paslauga, tai yra galimybė suvartoti elektrą ne tada, kai ją gamina nuosava elektrinė, teikia elektros tinklo operatorius ESO.
1 kWh pasaugojimas kainuoja 4,5 euro centų. Kodėl tai svarbu? Na, pinigai mokesčių mokėtojų, tačiau kokių tikslų siekiama šia paramos programa yra sunku pasakyti. Ją kuruoja aplinkos, ne energetikos ministerija, todėl dėrėtų tikėtis informacijos apie tokiu būdu mažinamus, tarkime, anglies dvideginio išmetimus. Visgi, skelbiant apie paramą teigta, kad tai leis susimažinti elektros energijos pasaugojimo kaštus. Paramos intensyvumas yra itin didelis. Aplinkos ministerija teigia taikanti 50% paramą. Toks skaičius atrodo realus, įskaičiuojant įsirengimo kaštus. Tačiau vertinant baterijos įsigijimą, santykis yra 3:1. Tai yra prie 3 eurų paramos, jos gavėjui reikia prisidėti vos 1. Grubiai tariant, įrenginį jums nuperka aplinkos ministerija už ES lėšas. Be to, parama nutaikyta išskirtinai dideliems namų ūkiams. Paskaičiavus taip ant servetėlės, atrodo, kad dabartinėmis sąlygomis su tokia parama baterija turėtų pasaugoti ir patiekti 10 MWh elektros kasmet, kad atsipirktų per 10 metų. Palyginti, iš viso daugiau nei 5 MW elektros per metus suvartoja mažiau nei 100 000 Lietuvos vartotojų. Iš visų 1,6 milijono. Lietuvos energetikos agentūra ketina išsiaiškinti, kokie infrastruktūriniai sprendimai būtų geriausi įrengiant vėjo jėgainių parką jūroje Lietuvoje. Numatoma sutarties vertė beveik 500 000 eurų, o pasiūlymų laukiama iki spalio 10 dienos. Tikimasi, kad šie darbai bus atlikti iki 2024 metų pradžios, skelbiama vėjo parko Lietuvoje įrengimo data vis dar 2028 metai. Tuo tarpu Latvijos valstybinė įmonių grupė Latvenergo pasirašė supratimo memorandumą su Vokietijos RWE Renewables dėl vėjo parkų jūroje vystymo Latvijos teritorijoje. Vėjo parkai jūroje reikalauja milžiniškų investicijų ir specifinių žinių bei įgūdžių, kurių kol kas nei viena regiono bendrovė neturi. Tad vietos įmonės ieško partnerių būsimiems vėjo parkų projektams. Štai estų ST Energija bendradarbiauja su danų Ørsted, Lietuvos Ignitis grupė su prancūzų ir portugalų Ocean Winds, Lenkijos PKN Orlen su Kanados Northland Power. Kodėl tai svarbu? Vėjo jėgainių jūroje projektai turėtų užtikrinti didelę dalį Lietuvos elektros gamybos netolimoje ateityje. Planuojamas 700 MW galios parkas per metus galėtų pagaminti beveik ketvirtį dabartinio Lietuvos elektros poreikio. Tokių parkų galėtų atsirasti bent 2. Investuotojai turi žinoti, kokią infrastruktūrą reikės įrengti, kad galėtų pateikti pasiūlymą būsimame konkurse. Jei tai paaiškės tik 24 metų pradžioje, tuomet 2028 metų galutinė projekto data pradeda atrodyti vis ambicingesnė. Hando Suteris, valstybės valdomos Estijos energetikos įmonių grupės ST Energija valdybos pirmininkas, nebebus juo skiriamas tolesniai kadencijai. Ši baigėsi kovo 31 dieną. Įmonė neįvardino, ką vadovas darė ne taip, bet estų žiniasklaida kalba apie nesutarimus tarp Hando Suterio ir premjerės Kajos Kalas. Tarp kandidatų į naujus vadovus įvardinamas Tavi Veskimegi, Estijos elektros perdavimo sistemos Elering vadovas. Lietuvos vyriausybė ieškos būdų subsidijuoti elektrą gyventojams, kuriems jie tiekia Lietuvos geležinkeliai. Prie šios bendrovės tinklų prijungti beveik 2700 elektros vartotojų. Įprasta subsidija iki 9 euro centų už kilovatvalandę čia negalioja, nes Lietuvos geležinkeliai neturi elektros tiekimo licencijos. Iki liberalizacijos tai buvo antra didžiausia elektros tiekėja gyventojams šalyje. Palyginti, monopolininkas turėjo visus 1,6 milijono klientų. Dėrybos dėl šių klientų perėmimo su ESO vyksta bent nuo 2017 metų. Ir galiausiai, dujų perdavimo sistemos operatorė Amber Grid rekonstruos daugiau nei 16 km magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas. Tai viena svarbiausių dujų arterijų Lietuvoje, jie nuo gegužės jungiasi ir su nauju dujotiekiu tarp Lietuvos ir Lenkijos GIPL. Darbus turėtų atlikti DS1 ir MT Group iki 2023 metų vidurio už 12,5 milijonų eurų. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems, galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios.
Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimu naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kuria sekdami galėsite naujienlaiškį užsiprenumeruoti. Kaip ne viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Prašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas. Ačiū, kad klausėtės, su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.